yra viena esminė priežastis, kodėl sveiki įpročiai neišsilaiko. Nes galvoji, kad tokio tipo pasakymai veikia. Viskas, daugiau nebevartosiu X. O X tai įsiterk pats. Cukraus, kolos, bulvyčių, cigarečių ar kitą. Jei pabandytum teiginį suformuluoti visiškai kitaip, pavyzdžiui, sakyti, nebevalgysiu spurgų, o sakyti, kai užsimanysiu kažko saldaus, suvalgysiu vaisių. Čia antiek paprasta, kad ne vienas jūsų tiesiog ranka numosyti, bet iš tiesų veikia. Nes pirmų pasakymų nebevalgysiu spurgų, tu apeliuoji į nuolatinę savikontrolę, o smegenys tiesiog nepajėgios tokiai ilgalaikiai užduočiai. Bet kai tu sakai, tada kai ir duodi smegenims alternatyvą, kurią savo nuolat primeni, formuosi sisteminis įprotis. Nes kas leidžia pasikeisti iš tiesų, tai ne pavieniai prievartiniai įpročiai, o aiškios sistemos, kada ir ką tu darysi kitaip. Kai užsimanysiu kažko saldaus, suvalgysiu vaisių, yra po velnių gerokai aiškesnė žinutė smegenims. Nori daugiau sveiko ir energingo turinio? Neužmiršk pasiekti puslapio.